Mes pagrindinis dalykas, kuris man atrodė mind-blowing, tai buvo Kazakstanas. Jo. Iš visų pasaulio vietų pabaigti sezonui Kazakstanas. Jo. How? Dabar alaus ir vaisių. Nu va, atskridom į Kazakstaną. Viškai užsiknysim po ilgo labai skrydžio. Ir dabar yra... Kiek yra? 6:30 ryto. Ten smogas, šiaip žiaurus, nieko čia nesimato. Tai atvažiavom ir iš karto padarėm klaidą, kurią rekomenduoju jums nepadaryti. Mes kai planavom kelionę, tai turėjom limituotą dienų kiekį ir mes iš karto po oro uosto važiavom tiesių taikymų į kalnus ir kilom į 3,5 kilo aukštį. Iš karto be jokio klimatizacijos, be nieko. Tai po to tikrai buvo sunki savaitė. Kalnų kem 5 minutės. Kem 5? Kem 5 minutės. Va, žiūrėksi, kokį varom. Labai švieži. Let's go. Nu, dabar su Mercedesu vis tiek dabar. Labai čia prabangiai. oriai. Tavo kelionė čia buvo. Puikiai, praleidom 6 valandas su Simu Stambule. Girdėjau masažiuką, Gėrėm aluko, jo, masažą pirmą kartą gyvenimo oro uoste turėjom. Rekomenduoji? Labai rekomenduoju, togiai. Tai dušą priėmiau oro uoste irgi nauja patirtis. Ir viskas, po to atskridau į Kazakstaną ir 3 valandas ant saliuko miegojau, kol draugai atvyko. Kiek kainavo? Kiek rabatas padelis oro uoste. Žinot, ką vairuotojas pasakė? Šitas Mersa Lietuvoje pirko ir jis buvo krovininis. Ir čia tipo perdarė. Dar iššūkio. Tipo Lietuvoje rimtai? Nieko su. 22 metų. 22. Čia mūsų gidė Darija su savo kolega Aleksandru, tai jie prižiūrėjo mus visą kelionės metu. Dėl čia biškiai apie Kazakstaną pasakojo, parodė. Ir žiaurus ačiū, žiaurus respektas jiems, nu, ta prasme, nerealus gidai, tikrai žiauriai daug darbo įdėjo ir organizuojant ir mus prižiūrint, Tai čia va, greitas sustojimas, pusryčių užkandam, arbatėlės, čia va, visokių kazakstanietiškų patiekalų. Kas mane nustebino, tai jie pasirodo dažnai arklį valgo ir to galiausiai geriam fermentuotą arklio pieną, tai prie jo šito dalyko aš negalėjau visą kelionę priprasti, čia kažkoks wow, šlikštynė šiaip, jei atvirai. Iš pačio ryto, ja? Oba. Toks pasakos. Labai good, very good. It's good. Very good. Yeah. Pirmas mūsų sustojimas tai buvo, atvažiavom į Šimbulak kurortą, kur pasikėlėm keltuvais. Ir čia dabar praleisime pirmas 2 dienas 3,5 km aukštyje. Tai pradžią apšilinėsime, pasiruošim ir... Saulė, žinok, čia šeria, tai kepurės 3. Jo, šiandien jau. Ką? Žiūrėkit, aš šiek vyksta. Oba. Sariuka. Jaunimas čia prikolina. Ką jis jau pirštinę pametė? Va, pasiemam, pravers. Čia nebūsiu? Žodžiu, jau 3-2 aukštyje. Va, varo mūsų jau šerpas. Šeimyn. Ja, sakė 10 minučių, va tai va į rūką. Kaip matot, labai gražus vaizdai. Telefonas su maišeliu. Klasas kaip iš parduotuvės. Sėdėjo iš parduotuvės. Ramiai namuose.
Va, 5 žvaigždučių palapinė. Ten liumbai. Čia belia kaip. Oi, čia šviesai. Too fancy. Ten į pagalbį pažiūrėk, kokį turim. Yra dekoracija, kokią turim. Kondiškė. Nuveikia? This peak of the North Tian Shan is there. Oh, it's very Almost beautiful. 5,000 meters, Stalber Peak. Beautiful. Vadimai, atsistok, aš tave nufotinsiu. Va, prie aukščiausio. And then Gerai? Ne, reikia taip. Gerai. Gerai yra. here, just behind the corner. It's very nice. Va kaip atrodo namai, į kuriuos įsikrausto 8 bičiai. Pasirodo, visą įrangą susipirkti tai viena problema, o visai kita problema yra išmokti juos sandėliuoti, sudėti ir panaudoti. Nu ir gerai, reikia anksti eiti miegoti. Galvom skrydis, pavargę, čia pavaikščioja, aukštis, eisim pamiegoti. Tai nuėjo miegoti, nu ten kadangi 2 valandom į priekį gaunasi, tai jau laikas truputėlį susikeitęs. Ir mes turėjom keltis 4 ryto, kas būtų Lietuvoje 2 nakties. Tai jau taip, jau keistai skamba. Ir ten pavalgėm 6 valandą, kažkur 7:30 visus daiktus susidėjom, susikrovėm kuprinės ir toj. Nu ir 8-9 valandą atsigulėm į lovą, o kaip miegosim. Ir to jurtai atsigulėm. Ir akis tačias. Ir supranti, kad neįmanoma užmigti. Ketvirtą ryto. Tai gal šviesą jungiam? Kur visi vis tiek atsmerkė, jau guli 100 metų. Nieko nepakeista. Jungiam šviesą. Aš noriu tokį bent kadrą padaryti, kai į svarelį einat ir jau koks 4 dublis. Labą. Atsikėlė 4 ryto, papusryčiavę. Kylame 1 viršūnę. Ja. Ryte. Na, 2 valandėlės lipam. Prie tokių vaizdų užlipam. Ten, man atrodo, arba ten. Be kažkur į viršų. Ir jausmas, kad eisim už šito. Tenais. Dar tik tais. Dar iš tikrųjų tik trečdalis užlipimo, tai dar yra ką veikti. Pirmas žygis mums užtruko kažkur virš 4 valandų. Lipom viskas kaip ir faina, saulė švietė, gražu buvo. Ir tik artėjom prie viršaus, atėjo debesis ir taip, kai aukštai esi, taip tie debesis tokie nemalonus atrodo. Mes skubam dedamės, nu, maža ką gal. Jau matėsi, kai lipom, kad ten jau viskas. Kad eina gan greitai per tos kalnus. Gal kokį langelį, tik nedidelį. Daug nereikia man. Mes pravarom ir gali snigti toliau. Pirmas nusileidimas, kaip klausiu Gido, gal palipam čia? Nelabai, sako, ledas po apačia. Nu aš tokio kaip ledo jautėsi, kad ledas man yra kietas sniegas po apačia. Nu tai patirpęs sušalęs daugumai. Čia pavderis. Ir tada pradėjom leistis ir pradėjau čiuožti ir realiai po mūsų kojom buvo ledo gabalas. Aš pradėjau kantuoti, ant galinio kantas visiškai nesilaikė ir tiesiog lenta čiuožė žemyn. Aš taip prisėdau, su rankom mažiau stabdytis nestoja, nes čiuožė ir tada tą sniegą nutryniau ir buvo tiesiog skaidrus, didžiulis ledo gabalas. Tai tada supratau, kas jis tikrai turėjo omeny ledas ir kad esam grinai ant ledino, ant didelio ledo gabalo, kur ant jo gal tik tais toks kiekis sniego. Tai va toj vietoj pasijautė, ką jis tikrai turėjo omeny, kad esam ant ledino. Bet galiausiai greitai pripratom ir prie to ledo ir paskutinę akimirką mum atsidarė vienas langelis, kur dar saulė švietė ir Kazakstanas mus pasitiko visų savo smagumu.
I remember waking up in the morning time, sun creeping, crawling through my fucking window. For a second I was colorblind, eyes open wide, clocks moving too fast. Threw my snapback on and started moving to class, but that's past, it's a new day. Told me I'm too smart to go to school, I tell him touche. Listen to what you say, new swag, new face. We going through that new phase, laying on the lawn, daydreaming that I'm Lupe. Yeah, then we move along, we bumping older songs, cooped out, chilly, so we rolling with the heaters on. Heaters on, nah, riding cleaner than the bar, man. I spit the fire to turn winter to fall, man. Aw, man, coming through like a renegade, flow like graffiti on the overpass, never fade. Darker days light 'em up, screws loose, tight 'em up. Ain't fair fighting with my hands free, tie 'em up. And now they front, asking who the fuck is Dilla Kid? Who the fuck is Dilla Kid? What the fuck did Dilla did? Dilla did this, did that, pulled a rabbit out. Kai pradėjo visi sprėjai ir nichuja nesimato. Молодец. O jaunimėlis dabar yra ir... Kiek dabar valandų yra? Va dabar yra 3 valandos. Ir visi jau viskas. Čiūčia liūlė yra. Miego. Vakar visą naktį nemiegojo. Nes pirmą kartą aukštė. Ir negalėjo užmigti. O dabar barbė. Va, visi sapnuoja. Gražiausiai. Viskas. Einu ir aš. Kaip Ignai, pasiruošęs? 100 kartų. 100 kartų. Kažkaip 100 lapis. Samakstas irgi, va. Happy, visi žiūri happy. Labai gražu žiūrėti, smagu. Tokius drąsus ir narsus vyrus. Wow, amazing. Na. Nu, vakar, kai 4 kėlėmės, tai šiandien 4 jau einam. Ir kur eisime? Ten. Čia va. Tikslas. Čia va nueiti ir čia pačiai toks kolaras į viršų. Gerai. Tai va ten va ir bandom keliauti. Kaip per kamerą neatrodo statu, bet... Nu čia žiūrim kaip į sieną kokią. Aš excited dėl šito. Nu, hostai dabar gražu. Jau pasiekėm tokį statumą, kad jau su lentom neužlipsim. Tai dedamės kates ant kojų, lentas ant kupros ir jau eisime su savo kojytėm, tiesiog kabinsimės į ledą. Kabins, jaučiu. Dabar 100 kilų kuprinė.
Eina savo tokia kuprinė. Donatas suabejojo ir galės užlipti iki pat viršūnės, tai čia tiesiog persigalvojo, nusileido apačion. Opa. Nice, fluffy. Geras. Snow looks very nice. Kas, Simas? Reiktų sulipti, man atrodo, antrą kartą šitą. Tai aš sakau, tavo čia toks ir planas šmiki buvo. Lipsa, ne? Nu, galvoju antrą kartą. Va, žiūrėk, nusileido, pagijo. Nu ką. Let's go. Solid. Oi. Nice. Kiek mes esam? 3 valandas. Lipam. Oh, beautiful. It was nice going up. Kas meniu? Meniu kilo. Peanut caramel ir... Nuo matomumas keičiasi kas 5 minutės. Štai kaip ir saulė švietė. Dabar traukės debesis. Jaučiu gražiausias užlipimas, kokį kada dariau. Viskas buvo. Ir vaizdai, ir emocijos, ir technikos, ir šlaitai. Wow. Nice. Duokim šitą. These haters on my body, shake them all. You're Eli, why they trusting me? Like I'm next to me. Like I ain't got a header to the left of me. Thank you. Like we ain't in these streets more than sesame. That shit chicken, why she texting me? Why she keep calling my phone, speaking sexually? Every time I'm out, why she stressing me? You call her Stephanie, I call her Heffany. I don't open doors for her. I just want the neck, nothing more. Shorty, make it clap, make it applaud. When you tired of you making me a call. Like bitches talking out they jaw. Next minute calling for the law. It's 9 to have them calling for the law. They ain't getting money so they ball. I can never lose, what you thought? And they got it all locked, man, of course. They say I got the juice, I got Zeba. Just like here, we'll cross it one by one. Pussy, I'm a bully in the ball. I'm killing them, sorry for your loss. I just caught a body Randy Moss. Now this year I'm really going on.
buvo. Tai reikia palaukti, galim varyti. Like we ain't in these streets more than sesame. But that shit chicken, why she texting me? Why she keep calling my phone, speaking sexually? Every time I'm out, why she stressing me? You call her Stephanie, I call her Heffany. You call her Stephanie, I call her Heffany. You call her Stephanie, I call her Heffany. Gerina man padaryti olį per akmenį. I dare you. These haters on my body, shake them more. Mes lenktynę eisim šiandien, ne? Be skinsų žemyno kalno su slidėm. Be skinsų? Aha. Per baisu biškiau. Ne, viskas. Prašau save. Na, 1, 2, 3. Kartojam. Lipam ir leidžiam. Stop recording. Šitą dramą reikia įamžinti, nes čia visi kas kaip sugalvoja. Po haiko grįžom į palapinę, susidėjom visus daiktus ir viskas, turėjom kraustytis atgal į kalno apačią. Tai su paprastais kėdukais savo tiesiog tempėm čimodanus atgal į keltuvą. Iš rūko išėjo. Paaišklauti biškį. Ramiai. Lygama čia kalnai. Gražus vaizdai. Gražus Kazakstano kalnai. Šitai gražiai. Einam į tą. Kažkas matosi. Kažkur. Nu, nusileidus jau laukia mūsų Mercedeso autobusiukas. Nuvežė atgal į miestą. Nuvažiavom į viešbutį šį kartą normaliai nusiprausti, išsimiegotai. Biškį komforto buvo. Nu va, vėl vasarėlė, ne? Tai čia kažkaip keistai sustriugiam atrodos visi. Lafa. Civilizacija, viena naktis mieste. Labai prabangus kambarys. Lakas neblogai dar išsilaikęs. Joey Max naujo televizorius, plačia ekranis. Biblija. Rahmet. O. Simas užkandžiauja jau. Stiprint reikia, ne? O čia mūsų džiovykla tokia graži. Čia va, gruzinas jau vietinis, paparacis. Kažkoks geras, toksai, va, čia blizgas. Ten kažkur ir buvom, vadinama. Mes biškį pačilinsim. Nusiprausim ir atgal į kalnus dar 2 parom. Vėl.